Sveiki! Šiandien noriu su jumis pasidalinti vienu tokiu receptuku. Net nežinau, ar galima tai vadinti receptuku, nes tai yra labai paprasta, kiekvienas gali tai pasidaryti. Tai yra, pakalbėsim apie salierus, apie salierų sultis. Aišku, kai kam jau pamačius salierą šiaučiasi plaukai, nes jiems labai jis nepatinka kažkodėl. Na, iš tikrųjų labai specifinis skonis ir kvapas yra saliero. Toks, man, prisipažinsiu, vaikystėje labai nepatiko, bet kai supratau, koks vertingas ir koks naudingas yra šitas augalas, žinokit, tiesiog viskas apsisuko pilnai ir dabar visiškai kitaip žiūriu į salierą. Ir nuo ko turbūt reikėtų pradėti, tai kad salierų būna dviejų rūšių. Tai yra gumbinis salieras, jis atrodo va taip, na čia labai mažiukas, bet būna ir didesnių. Tai va toks gumbinis salieras ir yra lapkotiniai salierai, tai jie auga, na tiesiog kaip lapkočiai tokie. Čia dabar aš turiu tokius labai ekologiškai išaugintus mūsų draugės Solvitos salierus, dabar jau truputėlį gal tokie apvytę, pageltę, nes Rusy laikiau jau ilgą laiką. Bet kai Solvita atvežė, tai jie atrodė įspūdingai. Tai tikrai labai ačiū Solvitai už tokią nepaprastą dovaną, už vitaminų bombą, mineralų, už vaistus, už gamtos vaistus. Tai tikrai kiekvienam siūlau pasisodinti salierų. Žinoma, jeigu neturite kur pasisodinti arba neturite laiko auginti, užsimti tuomet galite salierų įsigyti ir parduotuvėje arba turgeliuose kažkur, kur augina ekologiškai, be trąšų, be kažkokių tai chemijų. Žinoma, galite parduotuvėse rinktis ir užaugintus ekologiškai, būna, mačiau Rimi parduotuvėse salierų tokių. Geriau rinktis va tokius užaugintus natūraliai, kadangi salieras turi vieną tokią blogą savybę. Jisai kaupia gana daug nitratų. Ir dėl šios priežasties ilgą laiką vartoti tų tokių parduotuvinių, paprastų, purkštų salierų nėra labai gerai, nes tada gali netgi būti daugiau žalos negu naudos. Tai jeigu vartojate tos paprastus parduotuvinius, žinoma, kad bus ar taip kažkoks tai poveikis geras, bet reikėtų apriboti jų vartojimą, na, kokiam 2 savaitėm, kad tiesiog organizme neprisikauptų tų nitratų. O jeigu rasite sveikai užaugintus, ekologiškus, tai tikrai galite drąsiai vartoti ilgą laiką. Jeigu nepastebėsite pas save kažkokio tai, kaip pasakyti, asmeninio kažkokio šalutinio poveikio, būna žmonėm alergiški, nežinau, salieram ar kvapas labai nepatinka ar ką. Nu, bet dėl kvapo, žinokit, tikrai siūlau nepanikuoti ir vis tiek pasigaminti kokteilį, nes kai pagalvoji, kad tai bus labai gerai jūsų kūnui, jūsų sveikatai, tai tas kvapas pasidaro visiškai nebereikšmingas. Tai va sakau, nevartokite, nebent turite kažkokių tai asmeninių netolerancijų salierui. Sakykime, tiesiog sveikata neleidžia vartoti, bet aš pati su to nesusidūriau, neteko girdėti, kad kiti žmonės su to susidurtų, tai tikrai rekomenduoju išbandyti. O išbandyti tikrai reikėtų dėl to, kad šitas augalas jau yra nuo senų senovės, žinokit, žinomas kaip labai vaistingas augalas, labai naudingas sveikatai. Yra netgi tokia išleista knygutė, atradau čia turbūt dar iš tėčio bibliotekos, augalas grąžinantis sveikatą. Tokia vat yra knygutė. Parašė Vytautas Mikalauskas, bet čia turbūt ne tas režisierius ir geopolitikos apžvalgininkas, tačiau kitas Vytautas Mikalauskas. Ir tokia nuostabi knygutė. Tik žinokit, nors paveikslėlį čia pavaizduoti greičiausiai yra lapkotiniai salierai, bet knygelė yra pagrinde apie gumbinius salierus. Žinoma, jie poveikį turi irgi nuostabų, bet kažkaip dabar labiau akcentuojamasi į tuos lapkotinius salierus, kad jie turi labai daug begalę naudingų medžiagų.
Tai tiesiog, jeigu jau imsite salierą, geriau rinkitės dabar lapus, lapkotinius. Tai čia netgi rašo knygutės pradžioje, paskaitysiu, pacituosiu. Senovės Graikijoje apie beviltišką ligonį sakydavo, jam trūksta tik salierų, gal jie dar padės. Įsivaizduokit, jau tokiam visiškam ligoniui, kuris jau nebepasikelia iš lovos, kuriam labai blogai, jau tokiam ligoniui neždavo salierus ir gal tie salierai jam dar padės. Ir čia rašo, iš tikrųjų, salierų šakniavaisiai ir lapai turi gydomųjų savybių. Lapuose susikaupia eterinio aliejaus, flamonino, gliukozinio apigenino, furokumarinų, šakniavaisiuose eterinio aliejaus bei furokumarinų, asparagino, cholino, manito, krakmalo, kalio ir natrio druskų, askorbino ir oksalo rūgščių, purinų, tieminų ir kitų medžiagų. Ir nuo senų laikų saliero šaknys ir sėklos vartojamos kaip šlapimo išsiskyrimą skatinantis vaistas. Ypač gerai veikia šviežios sultys. Taip, gerina apetitą ir virškinimą. Na, čia labai daug yra, iš tikrųjų prirašyta, sakau, visa knygelė. Ir čia pagrindė yra receptai, bet jie yra skirti tam gumbiniam salierui, kadangi į Lietuvą tie lapkotiniai salierai atkeliavo ne taip jau ir senai. Iš tikrųjų, tai pirmiausia, aišku, ten Europai, kitose Europos šalyse jie išpopuliarėjo, o paskui jau ir į Lietuvą atkeliavo. Tai lietuviai labiau nuo seno naudodavo tą gumbinį salierą. Tai dėl to pagrindė knygelės būdavo apie tai. O aš iš tikrųjų pati pastebėjau labai teigiamą poveikį salierų sulčių, būtent tų lapkotinių salierų. Žinokit, jau irgi, kai prastai jautiesi, kai kažkas su virškinimu negerai, tai tada rytais pradedu gerti salierų sultis ir žinokit, po 3-4 dienų visiškai pradedi kitaip jaustis, pavartojęs tų sulčių. Aš darau pertraukas, nevartoju jų ištisai. Tai ypač jeigu parduotuvinius salierus imate, tai ilgiau 2 savaičių geriau nevartokite. Kaip minėjau, dėl tų nitratų. Tiesiog darykite pertraukas ir paskui vėl galite vartoti. Ir čia iš tikrųjų tikrai ne aš susigalvojau apie tą salierą, kad tai yra nuostabus gydomasis augalas. Aš tiesiog jaučiu pareigą, žinokit, pasidalinti su jumis, nes visi žmonės turi žinoti apie tai, visi žmonės turi žinoti apie salierą ir koks jis yra naudingas. Ir netgi yra toksai žmogus, jis yra vadinamas medicinos mediumu, yra išleidęs begalę knygų. Aš vieną kaip tik, man atrodo, dar turiu, tai jau atsinešiu. Štai radau knygą, kurią aš turiu. Tai yra Medicinos mediumas, išgelbėkite savo kepenis. Tikrai labai daug naudingų patarimų, labai gera knyga ir receptų yra nesunkių. Sakykime, jeigu turite kažkokių problemų su kepenimis, kartais yra tam tikrų problemų, kur mes net nesuprantam, kad su tuo yra susijusios kepenys, bet kepenys yra susijusios su begalė organizmo funkcijų ir tikrai žinokit, paskaitykit šią knygą ir suprasit, apie ką kalbu. Tai rekomenduoju tikrai šitą knygą Medicinos mediumo, bet šį kartą aš noriu pakalbėti apie kitą knygą, kurios aš neturiu, bet girdėjau begalę gerų atsiliepimų apie ją ir turbūt taip pat pati dar nusipirksiu, nes tikrai labai gera knyga. Tai tas pats Medicinos mediumas yra išleidęs knygą Salierų sultis, galingiausias mūsų laikų vaistas, kuris padeda išgyti Salierų sultis. Galingiausias mūsų laikų vaistas, kuris padeda išgyti milijonams žmonių visame pasaulyje. Toks skambus pavadinimas. Ir čia ką aš norėjau jums paskaityti, tiesiog toje knygoje jis rašo, nuo kokių negalavimų ar ligų galėtų padėti salierų sultis. Tai čia jis rašo, sultis padės, jeigu jūs vargina akių problemos, akne, aukštas kraujospūdis, autoimuninės ligos, baltmė, depresija, dermatitas, diabetas, divertikulitas,
edema, tinimas, egzema, fibroidai, fibromialgija, galvos skausmai ir migrena, gastroezofaginis refliuksas, išsėtinė sklerozė, kognityviniai sutrikimai, Laimo liga, metilinimo sutrikimai, mialginis encefalomielitas, miego problemos, nerimas, nuotaikų svyravimas, nuovargis, odos sausumas, skilinėjimas, plonojo žarnyno bakterijų perteklius arba SIBO, policistinių kiaušidžių sindromas, psoriazė, reumatoidinis ir psoriazinis artritas, rožinė, sąnarių skausmai, sinusitas, skydliaukės funkcijos sutrikimai, svaigulys, svorio problemos, širdies permušimai, šlapimo takų infekcijos, trinitas, tirpulys, dilgčiojimas, tulžies akmenligė, valgymo sutrikimai, vėžys, vidurių pūtimas, vidurių užkietėjimas ir vilkligė. Tai čia yra turbūt tik tai dalis, dar ką aš išvardinau, apie ką jis rašo toje knygoje. Jisai rašo, kad gydo žarnyną ir palengvina virškinimo sutrikimus, reguliuoja cukraus kiekį kraujyje, kraujo spaudimą, svorį ir antinkščių funkciją, neutralizuoja ir šalina toksinus iš kepenų ir smegenų, padeda susigrąžinti sveikatą žmonėms, kuriuos vargina įvairios lėtinės ir paslaptingos ligos bei simptomai, pavyzdžiui, nuovargis, smegenų funkcijos susilpnėjimas, aknė, egzema, priklausomybės, ADS, skydliaukės ligos, autoimuninės ligos, Laimo liga, akių problemos. Na, žodžiu, perskaičiau visą puokštę ligų ir negalavimo, nuo kurių, kaip rašo medicinos mediumas, galėtų padėti salierų sultis. Čia turbūt dar jis ten pasidalinęs įvairiausių receptų yra turbūt, kokteilių ir patiekalų. Tai aš iš tikrųjų apie salierų naudą pirmą kartą sužinojau prieš kokius, nežinau, 3 ar 4 metus, dabar jau nebepamenu, kai apsilankiau pas vieną sveikos gyvensenos mokytoją, tai Marijų Ambraziūną, linkėjimai Marijui. Tikrai esu labai dėkinga už tas žinias, kurias jisai suteikia. Jeigu turite kažkokių tai sveikatos problemų, ar norite pasisveikatinti, tikrai rekomenduoju kreiptis. Marijus Ambraziūnas ir Facebook'e yra berods jo puslapis Pasveik be vaistų. Tai va, pasidomėkite, na ir jis jums pakoreguos galbūt mitybą, tiesiog pamokys sveikos gyvensenos, kažkokių tai receptų, tai tikrai rekomenduoju. Ir va, tada man Marijus rekomendavo tuos salierus pagerti. Ir žinokit, aš iš pradžių taip skeptiškai galvoju, nu ką čia kažkokios sultis, nu ką jos gali padaryti. Dar tiek daug man reikėdavo po visą tą salierų, kaip čia pasakyti, puokštę, tą salierų visą susitrinti ir išspausti sultis ir išgerti. Tai, nu, man tas skonis nelabai patiko ir aš nelabai tikėjau iš pradžių tą salierų gale, bet kai pastebėjau, kad labai pradėjo keistis sveikata, tai tikrai supratau, kad šitas augalas turi stebuklingų galių. Žinokit, tikrai pabandykit. Nebent gali šiek tiek laisvinti vidurius, kam yra nuolatiniai viduriavimai. Nu, pasibandykit, jeigu nesuveiks, tai ne. Bet visiems šiaip rekomenduoju bent pabandyti, bent savaitę, bent 2 savaitės pavartoti kiekvieną rytą. Sakykime, kaip aš darau, tai tiesiog pirmas dalykas atsikėlus, tai bus salierų sultis. Yra įvairiausių metodų, kaip galima jas išsispausti, pasidaryti. Vieni sutrina salierą ir spaudžia sultis, kiti su lėtaigė sulčiaspaude spaudžia salierų sultis. Aš tai darau truputėlį kitaip. Aš tiesiog su tuo trintuvu, su blenderiu dar vadinamu, šiek tiek įpilu vandens, tada sutrinu tas salierų sultis, sutrinu tuos salierų stiebus kartu ir tada tiesiog kartu su ta visa, kaip čia pasakyti, skaidulomis, tomis su visais stiebais, ne tik sultis, su visais stiebais ir lapais, aš išgeriu tą kokteiliuką tokį, vietoj kavos rytinės, kavos aš nevartoju, tai va čia mano tokia rytinė kavelė būna. Tai tikrai, žinokit, rekomenduoju pabandyti. Labai labai paprasta, tereikia noro ir truputėlio pastangų.
bet turi suprasti, kad stengiatės dėl savęs, dėl savo sveikatos ir panaudokit, sakau, 2 savaitės ir pamatysit, kaip keičiasi jūsų savijauta, kad esat žvalesni, sveikesni, kepenims čia yra pasaka. Tai tikrai pabandykit. Vieni rekomenduoja tik tai salierus, vienus salierus vartoti, tiesiog salierų sultis ar sutrintus stiebus su vandeniu. Galima, aš kartais pamiksuoju, įdedu, sakykime, ten saujelę šilauogių, arba įdedu kiaulpienių lapų, kai dar yra kur jų pasirinkti. Taip pat kartais įdedu šaldytų kiaulpienių žiedelių. Čia kas ko turit, šaldyto irgi galite įsimesti, ar kokių uogyčių, uogelių. Galima obuoliuką įsimesti, dėl skonio irgi, kam labai jau bjaurus tas salierų skonis, galima kažkaip tai pasiskaninti tas sultis. Tai obuoliukas ar šilauogės, dėl medaus nesu tikra, aš nelabai jo vartoju taip į kokteilius, bet jeigu jums tai padės išgerti tas salierų sultis, tai irgi rekomenduoju. Taip, o dabar pereisim prie praktinės dalies. Tai yra, išsispausim sulčių, kad tai nebūtų tik tai šnekos, parodysiu jums pavyzdį, kaip reikia daryti tas sultis. Tai to jūs ir susitiksime. Taip, dabar truputėlį pasilenksiu, kad mane matytumėt. Tai kaip aš darau, tiesiog pasiimu tą mikserį, trintuvą ir paimu kokius, 3 stiebus su lapais. Jūs galite paimti, jeigu esate didesnis, stambesnis, tai net ir galite ir visą tą saliero stiebų puokštę paimti ir sutrinti. Aš taip, man užtenka tokio kiekio, aš jau nuo tiek jaučiu poveikį, bet aišku, kuo daugiau, tuo stipresnis bus poveikis. Tai ką pirmiausia darau, tiesiog supjaustau, gal atsistosiu, supjaustau tiesiog truputėlį smulkesniais gabaliukais su visais lapais. Tiesiog, kad lengviau susitrintų ir greičiau. Taip, reikėtų truputėlį pakelti kamerą. Taip, tada įpilu vandenuko. Čia tiesiog puodelyje vandens kažkiek įpilu. Tada įdedu ką nors skanaus, ne visada, bet kaip užeina. Čia šilauogių, jeigu turit šaldytų, galite irgi įsimesti. Šilauogės irgi labai sveika, ypač jeigu jos švariai užaugintos. Galite ir iš parduotuvės įmesti šilauogių, kokias turit. Ir tada tiesiog uždengiu ir trinu. Įsivaizduojat, viskas. Toks paprastas receptas. Ir jeigu kiekvienas žmogus tai darytų, tai būtų daug daugiau sveikesnių žmonių. Dabar, aišku, jeigu atrinsite tik tai salierus, bus šitas gėrimukas, šitas kokteiliukas bus žalias. Dabar jis yra tokios violetinės spalvos. Prisiderinau kaip tik prie aprangos savo. Susipilsiu tą skanų į gėrimuką. Šiaip su šilauogėm tai labai skanu būna. Netgi. Kaip tik lygiai vieną puodelį pasidariau. Aš tokia mėgėja daryti daug ką iš akies. Tai jeigu nori tikslių proporcijų, dar nežinau, pasiieškokit internete. Tai pasidariau tokį kokteiliuką ir žinokit, aš mėgstu dar labiau paturbinti, nors jau ir tai yra turbo dalykas, bet aš dar mėgstu įsipilti probiotinio gėrimo. Tai čia tikrai niekas man reklamos neapmokėjo, bet rekomenduoju, turbūt žinote, yra visokie tokie raugai, probiotiniai gėrimai,
ekologiškas avižų raugas su šaltalankiais, čia yra gerosios bakterijos rūgščioje terpėje, skaidulų šaltinis. Žinokit, pastebėjau tikrai poveikį irgi, jeigu su virškinimu kažkas, tai tikrai galite pavartoti ir ypač, aš šiaip tai jį rekomenduojama ten ant maisto pilti, palaikyti kurį laiką, bet aš paprastai, kai naudoju jį, tai tiesiog pilu į tuos kokteiliukus tos, kur pasidarau, šiek tiek palaikau ir tada išgeriu ir man jau jaučiasi tas poveikis. Nu tai čia aš įpilsiu kokį šlakelį. Va, paskui išmaišau. To dangtelio pilnai neuždarykite, turi kažkiek tai tos bakterijos ten daugintis, jums reikia deguonies. Va, su šaukšteliu arba peiliu išmaišau. Na, galite dar palaukti kokias 5 minutės, bent jau, kad ten truputėlį tos bakterijos pradėtų savo darbą tame kokteilyje, bet kadangi dabar pasidariau, tai jau iškart ir pradėsiu gerti prie jūsų, patikrinsim. Aišku, jaučiasi kažkiek ir tie stiebai, jaučiasi ir lapukai. Nu, toks kaip žaliavalgiškas kokteiliukas tiesiog ir, sakau, pradžiai man tas skonis nelabai patiko, bet va įsidėjus kokių šilauogių ar obuoliuką tikrai pajausite, kas tai yra. Tai va, ryte prieš maistą, tik atsikėlę, pasidarykite šių sulčių ir paskui galite valgyti savo pusryčius, nežinau, po 15 minučių, po pusvalandžio ir pamatysit, kaip pradėsit jaustis geriau. Labai linkiu kiekvienam žmogui kiekvieną dieną jaustis vis geriau, sveikti. Vis tiek dabar surasti žmogų, kuris neturėtų visiškai jokių negalavimų, yra labai sunku, nes gyvenam tokiais visuotinės taršos laikais. Tai tiesiog mums reikia stengtis išlikti, elementariai išlikti ir pasaugoti savo kūną kaip įmanoma, nes iš visur gaunam tos chemijos. Tai tiesiog reikia patiems dirbti su sveikata, patiems sveikatintis, patiems stengtis, patiems ieškoti, kaip pasistiprinti savo sveikatą. Tai va, pasidalinau vienu iš būdų, kaip galite tą padaryti. Ir tikrai kviečiu išbandyti. Tai va, visiems sveikatos, laimės, džiaugsmo ir pasveikti iš visų ligų. Tai šiam kartui būtų tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.